tai labai jungiasi su mūsų prieš tai buvusia tiesa asėja. Tai yra mėginimas pajudėti, mėginimas savintis, tai yra labai glaudūs reiškiniai. Jie eina vienas su kitu praktiškai. Ir čia yra labai svarbu atsirinkti informaciją iš visos informacijos gausos. Į mus iš tiesų per dieną atiteka labai daug informacijos. Kas yra informacija? Informacija tai ne vien tai, ką kažkur kažką sužinojome, išgirdome ir dar kažką. Informacija tai yra ir ta, kurie atiteka su mumis kaip šviesa, kaip garsas, kaip vaizdas, kaip kalba, kaip kažkokia žinia, kažkoks perteikimas. Na ir iš tiesų mes ne vien tik tai informaciją kaupiame. Mes kaupiame ir daiktus. Ir šiais laikais jau yra kalbama apie tai, kad pažangesnė spauda būna parašo, labai gerai, kad parašo iš tiesų. Arba kiti pakalba, informaciją tą perteikia. Kad, sakykime, mūsų perteklinis norėjimas naudoti taip pripildo mus, kad daugiau jau niekam nebelieka ten vietos. Ir jeigu mes imame indą, jį pripilame vandens, pilną pripilame vandens, į jį daugiau niekas ten netilps, joks kitas vanduo, joks kitas papildomas kiekis skysčio jį netilps, nes jis bus kupinas. Kodėl yra rytuose sakoma, jeigu nori kažką sužinoti, tobulėti, yra toks posakis, tuščias bambukas. Tap tuščiu. Yra pasakymas toks. Ir žmonės kitą kartą nesuvokia, na, kodėl aš turiu tapti tuščiu? Aš kaupiu, aš žinau, tą sužinojau, tą perskaičiau, kitką perskaičiau, tiek knygų čia. Aš dar noriu perskaityti, dar noriu sužinoti, dar į vieną seminarą nueiti, dar noriu kažkokį daiktą įsigyti ar objektą, man dar trūksta, man negana. Kaupia į save, kaupia, persipildo. Kai žmogus persipildo, daugiau į jį jau niekas nebepateks. Toks žmogus arba tampa stačiokiškas, konservatyvus labai, su juo sunku bendrauti, sunku susikalbėti, kitiems žmonėms sunku su juo bendrauti, jis žino tik savo tiesą, jis nėra lankstus. O jeigu mes tampame nelankščiais, mes sulūžtame, mūsų sveikata sulūžta. Koks medis per audrą išlieka? Tas, kuris yra lankstus. Jeigu medis yra tvirtas, jis tikrai žino, ko jis nori. Jis viską žino, kitaip nieko nebus, jis sulūž. Ateis kažkokia kita informacijos srovė ir jis sulūž. Ir taip žmonėms lūžta gyvenime. Taip žmonės su savo viena tiesa gyvena, čia kažkas jam sulaužo jo tiesą. Aš pati asmeniškai žinau tokiu atveju, kai tikrai vienam žmogui, kuris labai tikėjo savo tiesa ir kuri buvo, na, iš pažiūros žiūrint, tai ir buvo tik jo tiesa, jo reiškia, pažiūra. Aš labai paprastai jums ir pasakiau, pažiūrime mes tokį vieną filmą. Na ir po to filmo tas žmogus labai pasikeitė ir iš tiesų jis išgyveno labai didelę krizę. Jis pradžioje net pasakė, kad aš jam gyvenimą sulaužiau, kad jis dabar neturi ko tikėti, kad yra viskas atimta iš jo ir kad nėra to, dėl ko jis gyveno. Vėliau, aišku, įvyko kita transformacija, jis atrado tame pliusų, jis pasikeitė, persikeitė, tapo visiškai kitoks, tapo lankstesnis, tapo lankstus. Ir tokiam žmogui sveikata pagerėja tuomet. Ir atsparesnis tampa šiame gyvenime. Nes mums šiame gyvenime, šiame pasaulyje, šiandienoje nori
beprotiškai daug prikišti informacijos, nes jie brukte bruka. Pastebėkite, kiek jums duoda jos. Netgi kalbant apie, aš jau nekalbu apie tas informacijas, kurios yra, eilinės, paprastos, fizinio lygmens, bet ir tokius dvasinės informacijos, kiek daug duoda įvairiausių. Čia žinia, čia vienoks gydymas, čia kitoks gydymas, čia stebuklą padarys, čia nepadarys, čia dar geriau padarys, čia su vampyrais susitvarkysi, čia energiją susižadinsi. Žodžiu, begalė. Kai tik prasidėjo visą tai buvo gal prieš kokią 8 metus, aš dar pati, čia faina, reikia ir tą pabandyti, ir tą pabandyti, ir tą pabandyti. Aš nuėjau vieną, nuėjau kitą, nuėjau trečią. Viskas per tą patį, tik tai kitaip. Ir tuomet supranti, kad, nereikia tau šitiek daug, kad tu turi iš to, ką jau žinai, pasigilinęs į save, nuėjęs į save vidinį, į savo tą gelmę, susidėlioti paveiksliuką. Jau tu turi susidėlioti tai, kad tavo tas mąstymas, tavo matymas nebūtų fragmentinis, nebūtų kaleidoskopinis, kad čia tau susuko, kitokią kažką tau pasakė ir tu viską jau vėl perkėlė. Šito, aišku, reikia mokytis, bet prieš tai reikia jį suvokti. Ir koks pasiūlymas, yra tokia praktika,